Viso esmė yra būtent, tu esi reikalingas, kad paimam interviu apie būtent atsiliepimą, apie seminarą ir dabar esi daug žiūri vyrai, ne, kurie galvoja, galbūt įsigyti įrašą, ne. Ir ar jiem naudingas tas būtų įrašas? Jeigu nežino, žinai, nuo ko nepradėti, ne kaip kas, tik tiesiog ko ne, juk nieko neprašausi. Atėjo pasiklausai, nuomonė čia viena, tarkim, nepatiko, nesipirk, bet pasižiūrėjai, pasiskaitėjai, pasižiūrėjai, kaip kas su kuom. Paklausėjai, nori taikyk, nori netaikyk, čia tavo pasirinkimas, bet neprašau atėjęs. Būtent, aš sakau, būtent ką aš sakiau, tai jūs neturit priimti, nes pagal žmogaus vertybės turi pasižiūrėti. Pas mane vienos vertybės, pas kitą kitos vertybės. Ir ką aš patikiu, tai yra tų vyrų, kuris eina kiaurai per gyvenimą. Vertybės, mąstymas ir viliojamas moterų, kaip viskas yra. O tu iš Mažeikių neatvykęs esi jo. Ir iš tikrųjų, vis tiek kelionė ilga, Mažeikiai tai yra toli ir nesijauti nusivylęs, kad vis tiek toli važiavai. Kad nežinau, kad Vilnius 6 metus pragyvenęs būtų turiu šiuo jokios bėdos. Kad važiuoji panašiai. Žiūrėjai, gerai. Vyrai. Šiaip verta, žinokit. Klausyk. Sėskite mašinas ir važiuokit. Klausyk, o tai pavyzdžiui, žiūrėk, jeigu dabar vyras yra, gana pasitikins, jisai vilioja, bet galvoja, kad kažkur trūksta, žinai. Jau viliojama, jam verta pirkti tą įrašą, ar neverta? Na tai kaip čia pasakyti. Tu gal ir atrodo, kad žinai, kad viskas žinai, bet tai kai tau pateikė koncentruotą informaciją, tas su to, tas po to, tas taip, tau kažkaip saviau lengviau suvokti. Į stalčiukus susidėlioji. Susidėlioji į stalčius, viskas aišku. Aišku. Viskas tai gerai, dėkui. Ne, iš ką. Laikykis tada, Realiai atvaryk jo. Labai daug žinių duodi, labai taip tokia teigiama energija sklinda iš tavęs, kurie ir aplinkiniai užsikrečia. Šiaip labai faina pabūti pastoviai, sužinai kažką naujo, tai iš tikrųjų yra labai naudingas dalykas. Aš žinai irgi, jeigu, pavyzdžiui, rengtų koks vyras, žinai, seminarus, tai aš irgi eičiau pažiūrėti, žinai, nes iš tikrųjų įdomu, žinai, iš kito pusės, nes. Taip, ir tu dar kartu ir tu tobulėjai visą laiką, nes vis sužinai kažką naujo, o jeigu dar toj srity domiesi, tai pastoviai, tai tave vis papildo, taip sakant, vis įpila į tą taurę daugiau ir daugiau. O tarkim, tu kokiem vyram rekomenduotum šitą įrašą? Absoliučiai visiems rekomenduočiau, ir tiem, kurie pasitikė savimi, ir tie, kurie dar dvejoja kažkiek. Tai ką jis gaus maždaug iš to? Tai jisai vis visko negali žinoti. Vis tiek jisai pamatys, išgirs kažką, ko anksčiau nežinojo, ką jis gali pritaikyti, gals, o, durnas buvau, nežinojau. O va čia, Tai va. Aišku. Tai ką, dėkui. Dėkui tau. Ir iš tikrųjų malonu tai matyti. Man tai irgi. Beje, kaip tau tas stilius patiko po komentavimus? Tik tau stilių komentavo. Gerai. Galvoju, išėdams, kad dėkui neprikipst, ar ne? Galvoju. Aš dėl to ir išėjau, norėjau tik, kad prikiptų. Jau. Ok, gerai. Tai va, malonu. Gerai. Arnoldai, tu buvai geras pavyzdys, kai aš kalbėjau apie, kas yra tikras vyras ir kad jis turi turėti misiją, kryptį savo. Būtent tu keitėjai savo gyvenimo kryptį, būtent atrasdamas nišą, pradėdamas dirbti, susidurdamas su žmonių pasipriešinimu, kurie sakė, kad tau nieks nepavyks. Ir iš tikrųjų, man iš vis labai patiko, kad būtent dar papasako istorijų seminarė, būtent kaip su dujo balionėliu, kurį galėjai panaudoti savo kryptim, kai galėjai dirbti. Kuo tau šis seminaras buvo kitoks, galbūt? Ta prasme, ar čia buvo vien tik apie moterų viliojimą? Ne, čia ir tai buvo apie vyrą, apie vyriškumą, apie, kaip sakyt, kaip išlaikyti tą dalyką. Ir netgi atrodo jau čia vyras viską, bet dabar dar pastebėjau, kad grybo pripjaunu dar pakankamai daug. Vadinasi, dar yra kur tobulėti, ir yra ką veikti, ir yra ką daryti. Tai va. O pavyzdžiui, kur buvo ten ta vieta, kur ten grybą papjovė? Karatai, žinai. Oi, nu tai čia pažinti užmėsgi, žinai, atrodo, padarai pirmą įvaizdį gerą, viskas tvarko, pirmą savaitę gerą, antrą savaitę gerą, paskui trečią savaitę, vėl savo kokią seną ypatybę ištraukiai. Čia su moterimis pažįsti, pirmą, antrą savaitę gerai, o trečią ne kažkas pradeda. O atsakė seminaras, ką daryti, kad trečia savaitė būtų? Jo, naglumo daugiau reikia. Naglumo? Jo. Aišku, jo. Tai sėkmės tau, iš tikrųjų, tavo veikloje, varyk gerai, dirbu. Tai va, kėlė.